Sveiki, mano vardas Tomas. Per savo gyvenimą 4 kartus patyriau mirtį. Kiekviena jų buvo skirtinga, bet visos paliko labai aiškų pėdsaką mano pasaulėžiūroje ir tame, kuo tapau. Pirmą kartą mirties patirtis įvyko Berlyne, kai man buvo 9. Tuo metu namuose turėjau akvariumą, tik jame nebuvo tikrų žuvų. Vietoje jų į vandenį buvo projektuojami elektroniniai vaizdai, tarsi gyvos judančios priešistorinės krabų figūros. Man tai atrodė nepaprastai įdomu, todėl norėjau apžiūrėti iš arčiau. Akvariumas stovėjo visai netoli elektros lizdo. Tėvas nekartą buvo perspėjęs, kad šlapiomis rankomis nesiartinčiau prie elektros lizdo, nes tai labai pavojinga. Ir prieš išeidamas į savo darbo kambarį dar kartą pakartojo: būk atsargus, vanduo ir elektros lizdas yra pavojinga. Na, žinoma, kągi aš padariau. Šlapia ranka paėmiau kištuką, o tada į elektros lizdą. Trenksmas, smūgis ir aš praradau sąmonę. Staiga viskas aplinkui nušvito ryškia šviesa ir priešais save pamačiau šviesos būtybės. Jos atrodė tarsi švytintys stulpai, o iš jų sklido šiluma, kurios neįmanoma apibūdinti. Ji nebuvo panaši į kūnišką šilumą. Tai buvo kažkas vidinio, švelnaus, be galo mylinčio ir raminančio. Išorėje jos buvo melsvos, kaip melsva liepsna, o į vidų šviesa darėsi vis ryškesnė ir baltesnė. Ir nors tai buvo šviesa, joje galima buvo įžvelgti žmogišką siluetą, tačiau be veido, be aiškių bruožų. Anapus niekas nekalbėjo žodžiais. Man telepatiškai buvo pasakyta, jog neturiu bijoti ir galiu grįžti, nes palikti žemišką gyvenimą man dar per anksti. Netrukus taip ir įvyko, atgavau sąmonę. Aš gulėjau ant grindų, o tėvas mane stipriai purtė, ir jam atrodė, jog todėl aš ir atsigavau. Tuomet tiksliai nežinojau, kas nutiko, bet dabar žinau, jog tai buvo mano pirmoji mirties patirtis. Antrą kartą tai įvyko, kai man buvo 15. Kai su savo klasės draugais buvau baseine ir mes lenktyniavome, nardydami vieni pro kitų kojas. Turėjau klasioką, kuriam patiko paišdykauti, ir kai nėriau pro jo kojas, jis staiga suspaudė jas kartu ir aš nebegalėjau iškilti į vandens paviršių. Mane apėmė panika, pravėriau burną ir bandžiau šaukti, bet po vandeniu šauksmas juk nepadeda. Nežinau, kiek ilgai tai truko, atrodo, jog amžinybę. Galiausiai vėl praradau sąmonę ir tada vėl pasirodė tie patys šviesos stulpai. Ši patirtis buvo panaši į pirmąją. Man vėl pasakė, jog nereikia bijoti, jog viskas yra gerai. Ir keisčiausia, jog aš nejaučiau jokios baimės, nes prisiminiau pirmąjį kartą, kai tai patyriau būdamas 9. Aš vėl jaučiau tą šilumą, tą ramybę ir begalinę meilę. Ir žinojau, kad sugrįšiu ir šį kartą. Netrukus mane pradėjo gaivinti baseinų gelbėtojas ir aš atgavau sąmonę. Šiuose pirmose 2 patirtyse aš nemačiau savęs iš šalies. Nebuvo to vaizdo, kai stebi savo kūną iš viršaus. Tiesiog buvau toje ryškioje, jaukioje erdvėje. Ji buvo tokia šviesi, balta, spindinti, pilna būtybių, o jų skleidžiama šiluma buvo tikrai dangiška. Trečioji mirties patirtis įvyko, kai man buvo 27, kai naujo buto vonioje montavome veidrodinę spintelę su apšvietimu. Bemontuojant staiga gavau tokį elektros smūgį, jog buvau nusviestas per atviras vonios duris ir trenkiausi į sieną. Netekau sąmonės. Šį kartą buvo kiek kitaip. Tiesiog išskriejau iš kūno ir pamačiau save iš viršaus.
Staiga atsidūriau šviesioje erdvėje, minkštoje tarsi vata, kur šį kartą buvo daug daugiau šviesos būtybių. Ir jos sakė tarsi vienu balsu: dar ne tavo laikas, nebijok, tau reikia grįžti ir gyventi gyvenimą. Sugrįžau į kūną, bet tada prasidėjo košmaras. Aš buvau savo kūne, akys atmerktos, bet negalėjau nei kalbėti, nei pajudėti. Tarsi viskas būtų paralyžiuota. Tuo pačiu pajaučiau ir visą kūno svorį. Kai buvau išėjęs iš kūno, aš vis dar atrodžiau kaip žmogus, tačiau nejaučiau jokio svorio, buvau lengvas tarsi pūkelis. Girdėjau tėvą su palengvėjimu sakant: ačiū Dievui, jis grįžo, jis grįžo. Jis manęs kažko vis klausė, tačiau negalėjau ištarti nė garso. Aš pradėjau verkti, labai panikavau, nes negalėjau kalbėti. Kol atvyko greitosios gydytojas, praėjo nemažai laiko. Tik tada pamažu vėl pradėjau tarti žodžių nuotrupas ir tik kitą dieną vėl pradėjau kalbėti sakiniais. Ketvirtoji mirties patirtis įvyko 2000 metų sausio 11 dieną ir nuo tada visada sakiau, jog tą dieną gimiau antrą kartą. Ta diena, kai dirbau Berlyno policijoje, važiavau miesto greitkeliu. Staiga iš galo mane taranavo 18-metis vairuotojas, kuris bandė pasiekti išvažiavimą iš greitkelio. Mano automobilį nustūmė į priekį, tada į šoną ir galiausiai į priešpriešinio eismo juostą, kur susidūriau su dar keliais automobiliais. Trankiausi į automobilius tarsi ant biliardo stalo. Ir šį kartą mačiau, kaip mano visas gyvenimas trumpai ir pagreitintai prabėga prieš akis. Aš ir vėl atsidūriau toje ryškioje, mylinčios ir baltos šviesos erdvėje. Vėl buvo tos spindinčios šviesos būtybės, tik jų buvo dar daugiau ir dabar viskas buvo dar šviesiau ir intensyviau. Šį kartą jos nesakė nebijok. Šį kartą jos pasakė: sveikas sugrįžęs, tu esi namuose. Tai išgirsti aš visiškai nesitikėjau. Aš pasakiau: ne, aš negaliu. Aš turiu 4 metų sūnų ir negaliu jo palikti ir mano žmonai būtų per sunku. Aš tiesiog pasakiau, jog man dar per anksti. Man šios būtybės pasakė, kad jeigu toks mano noras, galiu grįžti atgal, nes mano kūnas dar sveikas. Ir aš grįžau. Grįžau į kūną siaubingame skausme, degančiame automobilyje. Tai buvo sunkiausia mano patirtis. Ta akimirka labai suabejojau, ar buvo protinga prašyti grįžti. Bet žmonės jau buvo atbėgę su gesintuvais, atvyko ugniagesiai, pradėjo atidarinėti duris ir mane iškėlė kartu su sėdyne. Man uždėjo kaklo įtvarą ir išvežė į ligoninę. Diagnozė buvo sunki, lūžęs kaklas ir 7 pasislinkę stuburo diskai. Kurį laiką buvau net paralyžiuotas. Mano būklė buvo tokia sunki, kad kurį laiką buvau prikaustytas prie lovos, o vėliau vežimėlyje praleidau dar kelis mėnesius. Skausmai, gydymas ir reabilitacija tęsėsi ilgai. Atsigavimas truko pusę metų, kol galėjau grįžti į darbą policijoje. Po 4 kartą įvykusios mirties patirties manyje atsirado neįprastas gebėjimas, kurį atradau atsitiktinai. Aš esu psichologas, tad man įprasta kalbėtis su žmonėmis ir juos stebėti. Kartą dalyvavau seminare ir kaip visada stebėjau žmones, ne tik akis, bet ir rankas, jų laikyseną, mikrojudesius. Ir pastebėjau, kad žvelgdamas į žmogaus širdį, ne fiziškai, o mintimis, staiga pradėjau matyti tam tikrus vaizdus, simbolius ir įvairius fragmentus. Man visa tai buvo, švelniai tariant, labai netikėta.
Pertraukos metu apie tai papasakojau vienai moteriai ir paklausiau, ar galėčiau pažvelgti į jos širdį. Ji sutiko. Paėmęs popieriaus lapą ėmiau rašyti viską, ką matau. Skaičiai, simboliai, keisti vaizdai, arklys, žuvis, metai, dar kažkas. Man pačiam visa tai nieko nereiškė, aš tiesiog fiksavau, ką mačiau. Ir kai moteriai padaviau lapą, ji pravirko. Tie ženklai ir skaičiai jai kažką reiškė. Kiekvienas iš jų turėjo prasmę. O aš stovėjau apstulbęs ir nesuprasdamas, kas čia įvyko. Aš pats buvau nustebęs ir kiek išsigandęs. Nuo tada galiu pažvelgti į kiekvieno žmogaus širdį ir matyti, kas jame vyksta. Galiu jums papasakoti, kaip tai pamatau. Įsivaizduokite, kad prieš akis turiu kamerą, per kurią pamatau vaizdą. Turėčiau stovėti tiesiai prieš žmogų. Tada galbūt pamatyčiau pavyzdžiui kanarėlę ar kitą paukštį. Kartais matau labai realius dalykus, pavyzdžiui geltoną paukštį su smailiu snapu, o kartais matau tik kontūrus. Tokiu atveju tiesiog užrašau paukštis. Tada jūs galėtumėte pasakyti, taip, aš kadaise turėjau banguotąją papūgėlę, kuri išskrido ir niekada nebesugrįžo, ir dėl to labai pergyvenau. Tai tik pavyzdys, tačiau aš pats niekada negaliu pasakyti, ką tai reiškia. Aš tiesiog perduodu tai, ką matau. Šių patirčių poveikis mano pasaulėžiūrai buvo milžiniškas. Aš buvau užaugintas kaip krikščionis, bet jaunystėje, tiesą sakant, Dievas man nerūpėjo. Tačiau po šių mirties patirčių aš pradėjau labiau suvokti, jog egzistuoja anapus, kitokia realybė. Manyje visiškai dingo mirties baimė. Po to, ką patyriau, mirtis man nebėra bauginanti tamsa ir ji neatrodo kaip pabaiga. Pradėjau matyti žmonės kitaip. Ir kiekviename stengiuosi pamatyti gėrį. Tai skamba galbūt sunkiai suprantama, bet aš iš tikrųjų stengiuosi mylėti žmonės, net ir tuos, kurie yra pikti ar elgiasi blogai. Tai ne visada lengva, bet aš stengiuosi į juos žiūrėti su meile. Jau 6 metus dirbu su neįgaliais ir autistiškais vaikais. Jiems dainuoju, nes muzika sukelia šypsenas. Mes dainuojame ir hospisuose. Tai yra mano labdaringa veikla žmonių labui ir tai man teikia labai gilų tikrą džiaugsmą. Pabaigai norėčiau pasakyti, jog nereikia gyventi bijant mirties. Verčiau gyventi taip, kad kiekvieną dieną įneštum gėrio ir sau ir kitiems. Nes pats patyriau, jog po šio gyvenimo yra ne tuštuma. O jo yra mylinti šviesa, šiluma ir neįtikėtinas namų jausmas.